Короче, X-File būrys atskrenda, короче, zaibys, filmuoju dizelį, pafilmuoja. Nu, blėskas, zaibys. Čia vyras? Vyras, blėš, šiandien pavarė už visus. Ar geri ir vakarinius, ir dieninius. Į vakarinius išpizdavo, nes jie su mumis. Yra dar žmonių, ne? Ir iš viso, neranda. Yra dar žmonių, turės kas nors prisidėk. Darbo metu turbūt gerit, su ko gerite? Nu, Juozai, kiek jūs išgerite? Aš nieko negeriau, darbe biškai truputį išgeriau ir važiavau namo. Aš norėjau mėšlo pasivežti, važiavau namo ir mane sustabdė. Žinojau. Tik mėšlo pasivežti. Žinojau. Tik mėšlo pasivežti. Bet, nu ir biskutė buvo įdėlis, sustabdė, klausiau, stojau. Išgeriau na kalbį, 2 stiklinės. Nu, Juozai, kiek jūs išgerite? Degtinės, vyno, kiek jūs pakelėte? Išgeriau na kalbį, 2 stiklinės, išgeriau. Vyną išgeriau, 2 stiklinės, mažiukės tokias. Nu ir degtinėlas, vieną čerkelą ir daugiau nieko. Žinojau. Norėjau. Tik mėšlo pasivežti. Žinojau. Norėjau. Tik mėšlo pasivežti. Bet sąlyga, kad mėšlo negavau, važiavau namo ir mane sustabdė, nu ir sustojau ir viskas, nu ir biskutė buvo įgėręs. Na, Juozai, ar draugus tos prisimeni, ar vis dar juos gerbi? Žinai ką, aš nepažįstu tų draugų. Aš pirmą kartą nuvažiavau prisirašęs. Biskutė buvo tik nedidelė. Aš nebe pirmą kartą, antrą kartą. Ne, pirmą kartą tik prisirašiau. Žinojau. Kaip žinome, dabar kankina visus klausimas apie paukščių gripą. Paukščių gripas, nepaisant visų oro pasikeitimų, artėja į Lietuvą, už 10 dienų pasieks. Bet yra ir protarpiais pasireiškia gripo atvejai ir Lietuvoje, Kaune pasireiškia vienas gripo atvejis. Žmogus krito per vakarą, buvo jam užšilo temperatūra ir krito, jisai dabar net nereaguoja jokius, į nieką nereaguoja, yra ir nekilnojamas turtas, kaip ten vadinamas žmogus. Ir galime mes ateiti, pažiūrėti mes jį, matyti nuo kokios, užsikrėtę nuo kokios vištos. Būna. Ateikit, mano gerbiama žiūrovė, šuniukas man. Ateikit čionai, parodysiu aš jums gripo pakirstą žmogų, kuris yra sunkioje būklėje. Štai kas būna, kai gripas užpuola žmogų, paukščių gripas. Matote, jis nereaguoja į nieką. Atgėrė. Viskas. Gerai ar ne? Pulsas dar yra, girdime. Kvėpavimas. Ausies nekišimės prie to burnos, dar vadinamos. Bet visas funkcionuoja dar, bet jei gerai bus, tai jūs ryte turėsite tai galvos skausmą labai didelį. Įtroškina labai po to paukščių gripo. Iki kitų, gal.